Jau. Klausyk istorijos iš mėsos fronto, kur paršiukai šoka, o skonis bomba. Krekenava agrofirma, ne šiaip savo pavadinta. Viskas prasidėjo nuo cechų, o dabar jau imperija rimta. 93 startas mažas, dabar per dieną 400 tonų rimtas planas. Nuo paštetų iki vytintos mėsos, sąrašas kaip ant Velykų stalo visados. Logotipas, nepaprastas dizainas, šokantis paršelis, o ne šiaip sau žvėrelis. Vaikai jį žino, reiškės patinka, ir kai kalbam apie šitą mėsinę, mes skambam harmoningai. Tikslas ne tik dešro parduot, supras plačiau, reikia sujudint rinką, kaip DJ paleidžiam savo naują hitą. Drąsus vaizdas, reakcijos kyla, čia netylus reklaminiai plakatai, čia emocijų knyga. Miesto jaunimas, instastory fanai, mėgsta tradicijas, bet ir stilių renkas normaliai. Tradiciška mėsa plius šiuolaikinė mada, žaismingai pateikta forma, vertina ir skonį. Stiprybė, ilgametė patirtis ir kokybės garantas. Silpnybė, muda drąsiai ne kiekvienas supranta. Grėsmė, kad kas supyks ar neištems ironijos bangos, bet galimybė išsiskirt, kai visi kiti kartoja tom pačio klaidą be pabaigos. Šita reklama nesaugiai suformuota, čia emocija svarbiausia, ar jauti kaip širdis plaka. Juokas, šokas ar nuostaba, viskas veikia per emociją. Juk jei likai abejingas, tada jau reklamai minusas. Biovela rodo šeimas ir pietus prie stalo, Krekenava, bum, tau į smegenis vizualą kala. Ne kaip skanu mama, o kas čia per tvanas, kol kiti renkasi saugų kelio, čia rizika tampa kapitalas. Tampa kapitalas. Socialiniai tinklai, čia viskas sukasi greit. Ne TV, ne radijas, čia Insta, Facebook ir Snapas. Vartojas platina, pasidalina ir komentuoja, ir reklama gyvena kaip virusas per COVID-19. Idėja gėmė kaip mėsom parodyti intriguojančiai, tada fotocesija, rezultatas jau provokuojantis, vizualas paleistas ir prasidėjo šurmulis. Reklama užgyveno savo dramą, kaip realybė šių tobulas mačas. Fotkė kalba garsiau nei 100 žodžių faktas, minimalistinis dizainas, vaizdas tampa akcentas. Tekstas tik užuomina, bet pakankamas, kai žmonės spėlioja, kas čia per šlamštas. Atrodo paprasta, bet už kainos lapės darbas gilus. Fotosesija, kūrybos klaida, biudžetas čia tikrai solidus. Bet kai pasiekta auditorija, kalba ir dalinas be spaudimo. Reklama atsiperka su kaupu, vadinasi patiko. Štai tokia istorija apie Krekenavas, kai norisi mėsos, kai drąsa, kūryba ir šiek tiek ironijos panaudojame reklamams. Krekenavos mėsinė, ne tik skonis, bet ir vaibas. Kai paršelis šoka, net skeptikas tampa fanas.